Liepos 28 dieną Platelio ežere prie Jacht klubo Žalgiris jau 31 kartą iš eilės vyko Platelių plaukimo maratonas. Tai antrasis plaukimo maratonų Grand Prix 2012 vykusio Lampėdžiuose Kaune etapas. Platelių plaukimo maratonas organizuojamas jau nuo 1982 metų, kasmet toje pačioje vietoje ir tuo pačiu metu, paskutinį Liepos šeštadienį. Renginio pradžioje sveikinimo žodį tarė Plungės rajono savivaldybės meras Albinas Klimas. Tai noriu visus dalyvius pasveikinti, palinkėti jums sėkmės. Svarbu nenugalėti, aišku, nugalėti garbinga, bet perplaukti. Ir tas jau didelis yra pasiekimas. Tad linkiu žiūrovams irgi palaikyti, paploti, kurie banda jėgas su mūsų Platelių bangom ežerą. Tai visiems sėkmėms, organizatoriams padėkoti tikrai už jų puikų tokį darbą, mes į gamtą padėjanimus. Lietuvos asociacijos Sportas visiems prezidentas, Žalgirio draugijos generalinis sekretorius Algis Vasiliauskas pasveikino visus susirinkusius ir pasidžiaugė, kad šis renginys kasmet sulaukia vis daugiau dalyvių ir palinkėjo visiems sėkmės. Tegul jos bus įvardintos kaip varžybos, bet pabrėžiu, kad maratonas tai nėra ne vien varžybos, tai yra žmogaus valios, jėgos ir sveikatos išbandymas. Ir šaunu, kad kasmet visi šį gražų renginį susirenka vis daugiau žiūrovų ir dalyvių. Šiandieną įvairiuose Lietuvos kampeliuose vyksta sporto šventės, žaidynės, varžybos, čempionatai. Viena iš jų sporto gražios paletės dalis yra šis sporto renginys. Na, o visa tai vyksta, kaip žinome, olimpinių žaidynių metu. Renginio idėjos autorius žurnalistas Eugenijus Bunka paminėjo, kad į renginį atvyko dalyviai net iš Sankt Peterburgo ir Los Andželo. Eugenijus Bunka pakvietė pasisakyti iš Sankt Peterburgo atvykusią plaukikę Nataliją Rostovskają, kuri dalyvavo ir pirmajame Platelių plaukimo maratone prieš 30 metų. Šiemet dalyvauti renginyje užsiregistravo 171 plaukikas, tačiau lemiamą dieną plaukimo trasoje pasirodė 147 plaukikai. Maratonai buvo suskirstyti į didįjį 3,5 km ir mažąjį 1,8 km, kurio trasa Jacht klubas Pilies sala Jacht klubas distancijas. Plaukikai pagal amžių skirstomi į grupės, jauniausia grupė 17, vyriausia 65 metų ir daugiau. Nepanorę plaukti mažojo ir didžiojo maratono, dalyviai galėjo susirinkti 100 metrų plaukime. Plaukimo maratono atidarimas. Startuoja 100 metrų dalyviai. Palaikom, paplojam. Kągi. Kągi, žiūrovai, prašom, palaikom, dėmesio, pirmyn, startuojam, 300 metrų dalyviai, paplojam, audringi plojimai. Iš kur esi? Iš Marijampolės. Tai dažnai maudais? Dažnai? O kur maudais? Papasakok biškutį. Upėse, jūroje, ežeruose. Nuskambėjus starto signalui, visi dalyviai puolė į vandenį ir po 20 minučių žiūrovai jau galėjo išvysti pirmuosius įveikusius mažąją, o po 40 ir didžiąją distancijas.
Tai sutikim pirmosius plaukikus, kurie finišavo. Kaip sekės, vyrukai? Gerai, pavargai. Iš kur esi? Iš Vilniaus. Dar kitą metą važiuosi, plauksi. Atvažiuosi, tai bus laik. Visą laiką plauki, sportuojat? Ne, pirmą kartą maratoną. Arčiau su plojimais, negalėkit plojimų, tai žmonės padarė. Didelis darbas, didelis žingsnis. 1 kilometrą ir 800 metrų. 1 kilometras ir 800 metrų pasiliko už jų nugarų. Taigi, dar kartą paplokim stipriausiam, paplokim pirmį krantą, kurie reikia 1800 metrų su plojimais. Prašau, plojimai jūsų plojimai. Mergaitė, pavargot? O pavargot labai? Jo. Dar kartą neplauksit? Ne, vieta. Iš Kauno vardas? Artūras. Artūrai, kaip tau sekėsi veikti šitą distanciją? Kaip vanduo? Kaip šilta, labai gerai viskas. Artimieji pasitiko plaukikus prie finišo linijos su gėlėmis ir nuoširdžiais sveikinimais. Sunku buvo. Labai sunku, sako. Sunku. Plaukimo maratone dalyvavo ir ilgametis maratono dalyvis, Plungės rajono savivaldybės kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas Alvydas Viršilas. Ačiū, viskas puikiai. Kapis sumetytų galą žymiai sunkiau, o grįžti, o jie jau žymiai geriau. Kaip vanduo, geras vanduo? Superinis. Superinis vanduo. Visiems reiškia šiandien mums diena. Bendroje įskaitoje 1,8 km distancijos ruožą greičiausiai nuplaukė ir pirmąją vietą iškovojo 17-metis Povilas Strazdas iš Vilniaus, nuplaukęs per 20 minučių 6,50 sekundės. Antroji vieta atiteko Mariui Mikalauskui iš Kauno. Finišą jis pasiekė per 20 minučių ir 10 sekundžių. Ir trečioji vieta plaukikui iš Kauno Deividui Margevičiui atplaukusiam per 21 minutę 15,78 sekundės. 3,5 km distancijos plaukime nugalėjo kaunietis Grantas Dapkus. Finišo liniją kirtęs per 37 minutės, 32 ir 33 sekundės. Nuo jų nežymiai atsiliko ir užėmė antrąją vietą taip pat kaunietis Jonas Zakarauskas atplaukęs per 37 minutės, 49 ir 12 sekundės. Trečioje vietoje liko Dobrovolskis Rokas iš Šiaulių, 41 minutė, 17 ir 77 sekundės. Visi plaukimo maratono dalyviai buvo apdovanoti atminimo diplomais ir lipdukais, o nugalėtojai ir prizininkai sportinėmis taurėmis ir medaliais. Plaukimo maratone taip pat dalyvavo ir moteris nuo 17 iki 65 metų amžiaus. Moterų didžiajame maratone 3,5 km distancijoje trečioji vieta atiteko Taločkaitei Kristinai iš Vilniaus, 41 minutė, 31 ir 52 sekundės. Antroji vieta atiteko kaunietei, užaugusiai Plateliuose, Aistai Kubiliūtei, atsilikusiai nuo laimėtojos vos 1 sekundę. Jos rezultatas 41 minutė, 25 ir 800 sekundės. Pirmoji finišo liniją pasiekė panevėžietė Goda Jonelytė, atplaukusi per 41 minutę, 24 ir 600 sekundės. Be plaukimo maratono vyko ir kitos atrakcijos. Buvo galima išbandyti savo jėgas virvės traukimo rungtyje.
Vyriausiai nešė vandenyje alaus statines. What's going on? Išradingiai galėjo sudalyvauti plaukimo rungtyje netradicinėmis pačių pasidarytomis plaukimo priemonėmis. Dalyvius ir susirinkusius žiūrovus linksmino Rietavo šokių grupės Riva šokėjus, Platelių meno mokyklos pučiamųjų orkestras.